Labadiena. Tai šiandieną mes susitinkame eiliniam, bet kartu ir neeiliniam pokalbiui apie pilietinį judėjimą, kuris prasidėjo kaip kultūros protestas. Ir šiandieną apie šį judėjimą kalbinsim ne ką kitą kaip profesorių Vytautą Landsbergį. Ačiū, kad sutikote su mumis pasikalbėti ir Ačiū Jums, atradot kad laiko. sudarot man galimybę pasikalbėti su žmonėmis. Tai pirmas klausimas, kurį norėčiau užduoti, tikriausiai sekėte šiek tiek, kas vyksta Lietuvos politinėje scenoje ir viešajam gyvenime. Praeitą penktadienį vyko didžiulis mitingas prie Nacionalinės bibliotekos, prie Seimo, kurį sukvietė šis pilietinis judėjimas, pirmiausia kultūrininkai, bet prie jų prisišliejo daugybė kitų žmonių, stovėjo traktoriai. Tai irgi rodo, koks daugialypis šis judėjimas yra tapęs. Ir buvo tokių paralelių, kad štai šis judėjimas yra šiek tiek panašus į pirmąjį sąjūdį. Ar jūs matot kažkokių panašumų? Iš esmės jis ne tik panašus, pagrindiniai parametrai sutampa. Galima būtų pavadinti šitą ir dabartinį judėjimą judėjimu prieš melagių valdžią. Ana valdžia buvo melagių valdžia, sovietinė. O dabar, jeigu vėl atėjo melagių valdžia ir tvarkosi taip, kad erzina padorius žmonės, kurie nenori sutikti su jos tvarkele ir užgrobimu visų svertų valstybėje. Dabar jau LRT ima, dar ką nors paims, viską paims. Tai tie žmonės, kurie su tuo nesutinka, tai jie yra už demokratiją, už teisingumą ir už žmonėms priimtiną padorią valdžią, o ne už melagių valdžią. Štai kur yra bendrumas. Ir tada buvo prieš melagių valdžią. Norime gyventi kitaip. Štai buvo sąjūdžio tezė. Ne tai, kad pakeiskim vieną viršininką, tai sekretorius netikęs, išrinksim naują sekretorių ir bus labai gerai. Ne, ponai. Jau ne taip, reikia keisti šitą vietą. Ir visiems reikia keisti šitą vietą ir kiti principai turi būti mūsų santykių tarp žmonių ir tarp piliečių ir valdžios. Ir valdžia turi būti tikrai piliečių valdžia, juos atstovaujanti, jų remiama, turinti jų pasitikėjimą. Nuo to prasidėjo anas sąjūdis. Bet ir dabar labai panašu, bet galima sakyti tas pats, žmonės nori valdžios, kuri būtų ne melagių valdžia, kuria būtų galima pasitikėti, kurie nebūtų savanaudiški cinikai, semiantys į savo kišenę valstybės turtą. Ilgą laiką atrodė, kad pilietinė visuomenė kaip po tokia toleruoja tą cinišką požiūrį, valdžios požiūrį ir tas melagystės. Atrodė, kad, kaip yra sakoma, pramušinėjom vis naujus dugnus politinėje kultūroje. Bet štai tas kultūros ministro paskirimas arba bandymas paskirti naująjį kultūros ministrą savotiškai mobilizavo tą kultūros bendruomenę. Kas anuomet buvo tas mobilizuojantis veiksnys sąjūdyje? Kodėl staiga sąjūdis įvyko tada, kada jis įvyko? Galbūt
tie žmonės, kuriuos jūs galite pavadinti kultūros žmonėmis ar kultūros sluoksnio žmonėmis, jie yra jautresni kai kuriems klausimams, panašiems į moralės ir atsakomybės dalykus, kurie matomi ne tik kaip kokiu nors reikalų susitvarkymo tarpusavy susitarus, bet ir kaip teisingo tvarkymosi Lietuvos valstybėje. Štai dabar sąjūdis ir yra teisingos Lietuvos sąjūdis iš esmės, ko žmonės nenori ir ko nori. Jie nenori melagių Lietuvos, jie nori teisingos Lietuvos. Melagiams tai gali būti nesuprantama. Visą laiką buvo gerai, mes vieni kitiems melavom, susitardavom tarpusavį, tu imi šitą gabalą, aš imu šitą gabalą, o ta Lietuvos valstybė ir jos ten žmogeliai visokie, tai mums grybo vietoj. O pasirodo, kad ne visai taip turi būti ir jau kai kas su to nesutinka, kad žmogeliai būtų grybo vietoj. Įdomus dalykas yra tai, kad buvo daryta apklausa prieš gerą mėnesį. Čia turbūt spalio pradžioj, kai kultūros protestas tik prasidėjo. Ir šios apklausos rezultatai rodė, kad visos Lietuvos mastu 45% žmonių palaiko kultūros protestą. Tačiau jeigu pažvelgt atskirai į tuos vadinamus regionus, tai ką mes vadinam regionus, arba mažus miestelius, tai yra ta Lietuva, kuri yra už didžiųjų miestų ribų, tenais palaikymas buvo labai panašus – 42%. Tai praktiškai statistinės paklaidos ribose. Visa Lietuva 45%, Lietuvos maži miesteliai ir kaimas 42%. Tai viena vertus tai rodo, kad iš tikrųjų šis judėjimas peraugo kultūros bendruomenės ribas, tai jis yra žymiai platesnis negu kad kultūros bendruomenė, kurioje jis prasidėjo. Bet kitas dalykas, kuris atrodo galėtų būti matytis iš šių skaičių, tai yra tai, kad bent jau šiais klausimais, tos teisingos visuomenės klausimais, Lietuvoje nėra tų vadinamų dviejų Lietuvų, yra viena Lietuva. Žmonės vienodai mato šitą problemą, arba ją mato labai panašiai. Ar jums tai... Aš to nepasakyčiau. Kažkaip tai, kad vienodai mato problemą. Melagių problemą. Per daug yra pripratinti galbūt, vienodai matyti, kad tai nereikšminga, tegu savo būda tie melagiai ir toliau valdžioj. Kodėl ne, jeigu gerai, to moka gražiai kalbėti, žinai. Buvo mūsų valdžiukė, mūsų sekretorėliai, pirmininkėliai, tegu būna. Tai šito yra kiek tik nori, šitas ir yra mums girnapusė ant kojų, kad mes negalėtumėm eiti į priekį ir į kokią nors grynesnę, teisingesnę visuomenę ir Lietuvą. Galimai teisingesnėje Europoje, jeigu tokia dar gali būti. Nes Europa irgi labai mėgsta melagius. Kultūros, dabar tai jau pilietinis judėjimas prieš lapkričio 21-osios mitingą paskelbė, kad jie netaps politinę partiją, jie nesieks tapti politinę partiją. Kaip jūs vertinate tokį šio pilietinio judėjimo arba kultūros judėjimo sprendimą ir kokios manot yra tada jų galimybės įgyvendinti ilgalaikius? Kad pasakė kažkokius žodžius, tai dar nėra pats svarbiausias dalykas. Ką tie žodžiai reiškia? Koks už jų yra turinys? Turinys yra paprastas. Kultūros judėjimas nesieks įregistruoti savęs kaip dar vienos politinės partijos. O ką reiškia įregistruoti?
gal galima ir be registravimo daryti įtaką ir lemti pokyčius Lietuvos gyvenimo į gerąją pusę ir politinio gyvenimo. Ir nereikia bijoti to, kad norima Lietuvos ir politinį gyvenimą pakeisti, kad būtų be melagių, be sukčių, be sąmokslininkų, kaip čia mes tau duodam šitą ministeriją, o savo pasiemam šitą ministeriją, nes ten tiek ir tiek balų, tiek ir tiek procentų nuo biudžeto galima savo prisikabinti. Tai mes iki to prisigyvenam, kad dabar ministerijos vertinamos balais. Tau duodu šitą ministeriją, tai tu gavai tiek balų. O aniem duodu mažesnių balų ministeriją, bet užtat 2, kad tu neverktum, kad tu irgi gautum savo naudos gabaliuką. Tai apie kokią Lietuvą mes čia tada kalbam. Ir turgelis yra vėl tas pats komunos turgelis. Aš manau, kad žmonės, kurie su tuo nesutinka, tai ir yra galimai nauja kitokia Lietuva. Bet jai reikia paramos ir gero supratimo. Ir tai yra Lietuva, kuri ir politiškai turi būti kitokia. Dabar išsigąsti, kad oi politiškai tokios nereikia, tegu būna ana melagių Lietuva, bet mes kalbėsim gražiai apie gražius dalykus. Kažkas ne taip. Jie turėtų išsiaiškinti tarpusavį. Ar jie tikrai nori esminių permainų Lietuvoje, įskaitant politinės permainas. Būtent apie tai jie ir kalba. Tik tai klausimas yra, ar lengviau politinės permainas įgyvendint tampant politinę partiją, ar liekant politinių judėjimų. Juk jūs puikiai žinot, praeityje Lietuvoje buvo nemažai tokių judėjimų, kurie sakė, kad mes veiksime tame pilietinėme lygmenį, bet netapo politinėmis jėgomis. Buvo, pavyzdžiui, Kęstučio Čilinsko nepartinis demokratinis judėjimas. Iš to judėjimo ne kaži kas liko. Ta prasme, kad jų poveikis, ilgalaikis poveikis Lietuvos politikai, politiniai kultūrai abejotinas. Tai dėl to ir kyla klausimas, ar dabartinio kultūros judėjimo ar pilietinio judėjimo sprendimas nesitransformuoti į politinę partiją, o veikti būtent per pilietinės iniciatyvas gali būti veiksmingesnis. Tas transformavimas ar kažkas į politinę partiją, tai yra priemonė. Kai aš buvau Sąjūdžio veikėjas, mes formavom savo politiką, prieštaraudami komunistams ir sakydami, kad reikalingos esminės permainos, tai pirmiausia mums buvo siūloma, tai labai jūsų gražios idėjos, mes pasiklausysim ir turbūt panašiai darysim, o jūs dabar eikit namo, ramiai toliau valgykit savo sriubytę. O mes geriau žinom, kaip valdyti valstybę ir mes toliau ją valdysim. Čia buvo komunos pasiūlymas mums, kad mes nekurtumėm, kaip pats sakai, politinės organizacijos, tuo labiau apimančios visą Lietuvą. Tai tą pavyko sukurti ir tokiu būdu Lietuva išėjo į nepriklausomybę. Jeigu būtumėm atsisakę, nebūtumėm turėję nepriklausomybės. Būtumėm gražiai kalbėję kaip Sovietinė Respublika, kuri šiek tiek reformavosi, šiek tiek geresnė negu vakar. O mes pasakėm, ne, tas, kas buvo vakar, iš viso eina lauk. Turi būti visai kitokia žmonių Lietuva, siekianti teisingumo. Ir dabar yra taip, ateina teisingumo Lietuva, kuri nori gyventi ir nori, kad būtų teisingumo Lietuva, o ne kokiu nors užkulisiniu susitarimu, kur tos partijos pirmininkas su anos partijos sekretorė ten susitinka uždaroj patalpoj
ir susitaria, ką toliau jie darys. Nes aš turiu tiek balsų, sudedam į vieną pulką ir iš to kažkas išeina. O tie balsai tai yra žmonės. Tai tu jų paklausk. Ar tu jau iš anksto juos turi kaip vergus, kaip tu kažkokį skaičių, turi kortų kaladę rankoje ir tos kortos tavo jau. Tai nėra žmonės, tai yra kortos tik tai, o tiek. Čia 24 kortos, ten 27. O tai ten, kur 27 kortos, ten jėga. Jie spręs viską. O 24 kortos, matai, netempia. Trūksta 3. Reikia pasikviesti fašistus iš Dumblo partijos. Na, tokia situacija susiklosto beveik neišvengiamai, jeigu piliečiai dalyvauja tik tai rinkimuose, o po rinkimų politiką pamiršta. Nu, taip, Jeigu jie politiką pamiršta po rinkimų, tai tada tiems, kurie yra išrinkti, yra visiškai laisvos rankos daryti taip, kaip jūs tik ką įvardinote. Būtent, nes iš esmės ta partijų sistema valdžioje yra tam, kad valdžia būtų kontroliuojama. Partijų nariai yra piliečiai. Jeigu išsirinko kokį nors savo šefą ir pasakė, eik tu dabar pavaldyk Lietuvą, bet jie gali pasakyti, ei, tu ten kažką varai ne į tą pusę, tavo draugeliai labai nešvarus. Tu jiems darai ten beneficijas, tai mums tokio nereikia, mes imam kitą šefą. Tai tada partija kontroliuoja. Tada pilietinė kontrolė yra. O jeigu žmonės išrinko ir nusiplovė rankas, dabar valdykit kaip norit, žinai. Nu, bet iki šiol taip ir būdavo. Nu, tai taip ir būdavo, tai reikia keisti. Ir tada atėjo Sąjūdis, kad būtų keičiama. Kad būtų šita santvarka iš esmės keičiama. Bet ji priklauso nuo žmonių. Žmonės turi nesutikti su falšu, melu, apgavyste ir kad juos apgaudinėja. Jeigu žmonės sutinka, apgaudinėja, tai ir prieš tai apgaudinėja, ir dabar apgaudinėja. Gyvenom ir gyvensim. Kodėl mums negyventi kvailio vietoj, apgaudinėjimams? Galim pagyventi ir toliau. Tada jokios permainos, jokios nepriklausomos Lietuvos iš tikrųjų neatsiranda. Taip. Yra tik tai kitas pavadinimas. Vienas dalykas, kuris išryškėjo per pastaruosius 2 mėnesius nuo kultūros protesto rugsėjo 21 iki dabartinio mitingo praeitą penktadienį, yra tai, kad iš tikrųjų mažesnėse savivaldybėse, tai yra savivaldybėse, kurios yra už didžiųjų miestų ribų, žmonės, tame tarpe kultūros žmonės, bibliotekininkės, kultūros centrų darbuotojai, kitų savivaldybių įsteigtų kultūros įstaigų darbuotojai bijo jungtis į kultūros asamblėjas. Ir šitas baimės jausmas priklauso nuo vieno veiksnio, tai kad savivaldybėse didžiausias darbdavys yra tos pačios savivaldybės ir žmonės bijo dėl savo darbo. Anuomet, kai kūrėsi Sąjūdis, ta baimė buvo visiškai kitokia ir ta baimė buvo gerokai didesnė. Tuomet žmonės bijojo ne tik dėl savo darbo, bet buvo gyva ir trėmimų patirtis, ir žudynių patirtis buvo gyva žmonių sąmonėje, vyresnių žmonių sąmonėje. Kaip jūs tuomet įveikėt tą baimę, nes per 6 mėnesius nuo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės susibūrimo iki Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo spalio pabaigoje 89 metų, ar ne? Ar ne, 88 metų pabaigoje. Visoje Lietuvoje susikūrė daugiau kaip 1000 Sąjūdžio palaikymo grupių. Tai buvo tokia milžiniška ir spontaniška banga. Praktiškai visose organizacijose atsirado Sąjūdžio rėmimo grupės.
Kaip jūs matote tų laikų, va, tą baimės įveikimo, peržengimo per baimę veiksmą ir ką jūs galėtumėt pasakyti dabar žmonėms, kurie bijo jungtis į kultūros asamblėjas? Žinai, Jėzus Kristus yra pasakęs, nebijok mažasis būry. Tada žmonės pasidarė kur kas drąsesni, kai pamatė, kad jų daug. Kai jie pradėjo rinktis į Vingio parką, į didžiosius mitingus ir pamatė, kad jų yra 100 000 ir jokia milicija jų neišvaiko ir negali išvaikyti. Tai, žinoma, tada ir atsirado tas jausmas, kad mes esam jėga, mes žmonės. O ne viršininkai, kurie ateis ir išsiskirstykit greit, nes mums nepatinka. Nu ir kas, kad jums nepatinka, o jūs patys mums nepatinkat. Tai gal jūs eikit kur nors į pašalį ir gerkit ten savo alų. O mes norim kitokios Lietuvos, ne alaus gerėjų. Va, kur atsakymai į klausimus ir kodėl tada baimės buvo mažiau. Dabar yra baimės, nes ką gali žinoti, jeigu nieko iš to neišeis. Ir tada buvo pakankamai daug, kurie neskubėjo remti sąjūdžio, bet norėjo palaukti, kuo baigsis. Nes jeigu juos sudaužys tos sąjūdininkus, tai manęs ten nebuvo. Aš stovėjau nuošaly, aš nekaltas, manęs nebauskit, manęs nepykit. Tai pilna tokių žmonių ir tada buvo. Bet ir jiems pradėjo patikti, kad nebijot yra labai smagu. Pasijunti žmogum. Tai aš ir dabar norėčiau patarti, kad daugiau žmonių pasijustų žmonėmis, kurie nebijo už sienos sėdinčio viršininkėlio. Viršininkėlis gali atleisti iš darbo. O jeigu žmonės mato, kad viršininkėlis elgiasi neteisingai, tai gal jie gali nesutikti su jo veiksmais. Na, juolab, kad dabar yra apeliuojama į tą vadinamą depolitizaciją. Atseit kultūros įstaigos neturėtų būti politizuojamos. Ką tai reiškia? Tai reiškia labai įdomius dalykus. Pirminė prasme depolitizacija reiškia, kad priimant žmogų į darbą, partiniai jo ar politiniai jo įsitikinimai neturėtų būti svarbus. Tai čia yra toks pamatinis viešosios... Bet ar jis egzistuoja? Ar dabar nėra taip, kad priimdamas į darbą, tu pirmiausiai žiūri, ar čia mūsiškis, ar čia iš mūsų kompanijos žmogus. O jeigu neaiškus, tai gal tegu jisai pasėdi kampe. Aš susirasiu tų tikrų savo sėbrų, kurie visada bus už mane, visada balsuos taip, kaip aš pasakysiu, ir gaus už tai savo pyrago gabalėlį. Na tai tokia yra praktika. Taip. Bet kaip teisinamas šitas principas, reiškia, kad maždaug tu dirbdamas viešojoje įstaigoje, kuri yra įsteigta savivaldybės, tu neturėtum reikšti savo politinių preferencijų. Tu neturėtum, o tavo viršininkas. Bet tavo viršininkas turi politinę preferenciją. Ir jisai žiūri, kas tu toks. Taip, tai Tai veikia... viskas ir pasibaigia visi tavo filosofavimai. Taip. Tai šito neturi būti. Bet tai ir reikia keisti viršininką. Viršininką paskyrė savivaldybės administracija. O iš kur atsirado ta administracija? Administracija paskyrė savivaldybės tarybą, tai yra dauguma, kuri ten yra išrinkta. Nu taip, išrinkta, tai gal vyrai, gal mes ne visai gerai išrinkom. Galimas dalykas. Ir pabandykime išrinkti tarybą, kur būtų sąžiningi, padorūs žmonės,
nesudarantis jokių planų tenais, grupelių, grupuočių, kurios dalinasi pinigiukus, dalinasi posteliais, tu gauni šitą, aš gaunu šitą, mano chebra ten pasinaudos, tavo chebra ten pasinaudos. Tai čia yra pražūtis, čia yra liūnas, dar sovietinis liūnas. Ir mes iš jo dar neišklipam, o galbūt iš naujo įklimpam. Čia labai gali būti, kad tai yra tokia pražiūrėta vieta ir klaida Lietuvos išsivadavimo. Kad Lietuva neišsivadavo iš tų įprastinių pinklių. Jei buvusių įprastinių sovietinių pinklių raizgalynų. Taip. Noriu pacituoti jūsų anūko Gabrieliaus Landsbergio laišką, kuriuo jis spalio mėnesį kreipėsi į partijos narius, kaip buvęs partijos pirmininkas. Ir čia pacituosiu. Didžiuojusi tais, kurie ėjo piketuoti žiemą per lietų prie Seimo, tais, kurie kelia reikalavimus šiandien. Bet tokiais dramatiškais politiniais laikais pasigendu mūsų partijos pozicijos. Norėčiau, kad aiškiau ir stipriau girdėtųsi partijos balsas. Negalime tylėti. Kultūros darbuotojai reikalauja Nemuno aušros pašalinimo. Paremkime juos. Seimo opozicija turi instrumentų, turi balsą ir gali jį naudoti. Dabar metas tai daryti. Taip rašė Gabrielius. Kaip jums atrodo, ar Tėvynės sąjunga iš tikrųjų turi aiškę nuostatą šio pilietinio sąjūdžio ar pilietinio judėjimo atžvilgių, ar jūs irgi pasigendat aiškios pozicijos? Na, truputėlį gal ir pasigendu. Bet ir tas pats sąjūdis dar neturi visais klausimais aiškios pozicijos. Tai jo atžvilgių turėti aišką poziciją irgi nėra labai lengva. Tu gali turėti poziciją tik tai taip įsivaizduotinai, kad šitas sąjūdis eina gerą kryptim ir todėl jį verta palaikyti. Ir todėl aš už tai, kad Tėvynės sąjunga remtų Teisingos Lietuvos sąjūdį. Nes faktiškai tai yra jos tapatybė, programa Teisinga Lietuva. Taip. Mitinge, kuris vyko praeitą penktadienį, tai buvo jau ne vien kultūros žmonės, bet buvo ir švietimo, mokslo, gydytojai, sportininkai. Rūta Meilutytė buvo ant scenos, aplinkosaugininkai, netgi žemės ūkio atstovai su savo traktoriais. Kronkaičio laiškas buvo pulkininko Kronkaičio perskaitytas, jis negalėjo atvykti. Nuostabus kreipimasis iš tikrųjų. Kiek svarbus jums atrodo tas faktas, kad į šį pilietinį judėjimą jungiasi patys įvairiausi žmonės? Nors prasidėjo viskas nuo kultūros, dabar tai jau yra daugialypis. Nereikia jau painioti ir vadinti ten kultūrininkas, nereikia nei tos kultūros taip traktuoti, kaip nors susiaurinant į vieną grupelę. Reiškia, ne taip yra. Kultūra faktiškai yra žmogaus kokybė. Kas jis bebūtų, ar traktorininkas, ar politikas, ar gydytojas, kokia jo kokybė. Jeigu jisai engia savo darbuotoją pavaldinį, tai kokia čia kultūra? Tai jau pralaimėtas mūšis už kultūrą. Kultūros žmogus taip neturi elgtis. Ar jis būtų traktorininkas, ar jis būtų kokios nors įmonės vadovas, pirmininkas. Kaip mums išeiti iš sovietizmo, iš kolūkinės santvarkos, kur kolūkio pirmininkas buvo diktatorius. Geras klausimas, kaip iš to išeiti. Dabar valdantieji šią savaitę priėmė sprendimus Seime, kurie pradeda
procesą, kuris galimai lems, kad Lietuvos radijo ir televizijos direktorius arba direktorė galės būti nušalinti mažesnė balsų persvara LRT taryboje. Protesto peticija prieš šį veiksmą jau šiandieną pasirašė 50 000 žmonių. Aš specifiškai pasižiūrėjau, atsiprašau, 80 000 žmonių. 80 000 žmonių per vieną savaitę. Tai Lietuvoje tokio pilietinio aktyvumo mes nematėm labai seniai. Taip, tai žmonės jau supranta ir atsimena ir nenori pasikartojančios daugumiečių diktatūros. Daugumiečiai tai bolševikai. O mūsų daugiau, mūsų 4 daugiau, mes balsuojam, mes lemiam sprendimus, o jūs visi eikit į sandėliuką. Jūsų balso nėra, todėl kad mūsų 4 daugiau. Ar taip turi būti? Ar čia yra teisinga Lietuva? Galima pasakyti taip, bet tai neturi būti ir taip, kad tie, kurių yra 4 mažiau, jie diktuoja. Nes jie reikalauja, kad būtų taip, kaip jie nori, nors jų ir mažiau. Tai tada jų diktatūra, turi būti kitokie santykiai. Turi būti susitarimo santykis tarp žmonių. Ir tada ne taip svarbu, ar tu turi 4 daugiau ir 4 mažiau. Ir jūs ten nubėgę už kampo tarėtės. Kaip mums Jurgį privilioti savo pusę, kad jau mūsų pasidarytų 1 daugiau. Taigi čia nesąmonė, ko mes tada verti. Žmonės turi susitarti, kaip padaryti, kad būtų visiems geriau. Ne tik tiems, kurie prie valdžios, bet visiems gyventojams. Visai pilietinė visuomenė geriau bus, jeigu bus toks sprendimas. Tada mes jį ir darom. Nors iš pradžio ginčijomės. Tai politika visuomet yra šioks toks kompromiso menas, tam, taip, kad susitartų. Žinoma, taip ir turi būti, bet tai yra galvojančių žmonių, o ne savo tenai pinigiukų skaičiuojančių interesantų. Taip. Jeigu taip pažvelgtumėt iš savo perspektyvos į tai, kas dabar vyksta, ir ypatingai, aš turiu omeny pilietinį judėjimą, ko palinkėtumėt tiems, kurie inicijavo, tiems, kurie jungiasi į kultūros asamblėjas ir kurie dar prisijungs? Mano palinkėjimas būti padorių ir teisingų žmonių bendruomenė. O tai nėra skiriamoji riba pagal tai, kokį tu turi ar turėjai partijos bilietą vakar. Bet koks tu esi šiandien ir koks tu esi iš tikrųjų, tavo partijos bilietas yra tavo sąžinė. O ne čia kažkur kišenėje kortelė, pagal kurią tu atsiimi savo beneficijas. Žiūrėk, aš dabar šitoj partijai, tai man jau kažkas priklauso. O manęs nepriėmė į vyriausybę, nes aš nebuvau toj partijoj. Tai aš įstojau tą partiją, dabar aš jau geras, jau aš ten tinku. Tai ar aš pasikeičiau? Ne, aš tas pats, bet aš įstojau į partiją. Tai atsiprašau, ponai broliai. Ačiū Jums labai.